Ištrauka iš Martino Driuko Trimurti knygos Pasauliečių krikščionių ir joginų kanonai. Malda. Maldos naudojamos įvairiose religijose ir dvasiniuose judėjimuose. Tai meilės kelias. Tad vakariečių mentalitetui ji be galo naudinga. Didžiasias religijas galima išskirti į dvi kryptis. Tos, kuriuose malda yra vyraujanti dvasinės praktikos priemonė, ir tos, kuriuose malda yra tik papildoma arba išvis nereikšminga dvasinės praktikos priemonė. Nepaisant to, vienose tradicijose ji mažiau svarbi kaip formalioji praktika nei kitose. Visų tradicijų meistrai, mokytojai, šventieji, kurie tai praktikavo, tie, kurie jau Dievą realizavę, patyrė jį maldoje vienokiomis ar kitokiomis formomis. Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi. Evangelija pagal Morkų, 1 skyrius, 35 eilutė. Malda tai asmeninio santykio su Dievu ugdymas ir intymus sakralus asmeninis susitikimas. Tai dvasinio prisirišimo stiprinimas. Ir šis prisirišimas praktikantą ištrauks net ir iš pačių pragaro žiočių, jei tik jis ten pateks ieškodamas tiesos. Maldoje mes galime šlovinti, džiaugtis, išsipasakoti, kristi į glėbį, nusižeminti, išsiverkti, būti savimi Dievo mentoje. Malda, jos trukmė ir kokybė aiškiai parodo tikėjimo stiprumą. Tikėjimui gilėjant, malda tampa vis tyresnė, intymesnė, begarsiai švytinti. Dvasingas esi tiek, kiek sugebi išbūti Dievuje. Dievuje sugebi išbūti tiek, kiek sugebi išbūti maldoje. Maldos ir tarpsniai tarp jų rodo, kiek esame arti ar nutolę nuo Dievo. Todėl svarbu suprasti maldos formas, kad būtų galima pasiekti nepertraukiamą buvimą maldoje. Būna, kad melstis yra lengva, malda vyksta noriai, šlovinimas kyla spontaniškai, bet būna ir taip, kad malda nevyksta, jausmai šalti, žodžiai sausi. Tada naujokas gali manyti, kad melstis ir nereikia, bet daryti reikia priešingai. Tokie dykumos periodai yra patys versmingiausi ir vertingiausi, nes tuo metu yra didžiausias nutolimas nuo dvasios. Tad į maldą reikia eiti natūraliai, su tuo metu esančia nuotaika ir neapsimesti, kad viskas gerai. Svarbu rasti tinkamą maldos formuluotę, galbūt pokalbio formą, galbūt ir sakant tik kelis raktinius žodžius. Tokiais momentais dvasinė praktika neretai būna tikresnė nei malda, atliekama apėmus džiaugsmui, nes dažnai tame džiaugsme gali slėptis puikybė ir paviršutiniškumas, o malda vidinėje dykumoje dažnai būna tyriausia. Santykis. Kai žmogus į mane kreipiasi, taip ir aš atsiliepiu. Citata iš Bhagavad Gitos. 7-ojoje formaliosios praktikos pakopoje buvo aptartas santykis su mūsų dangiškuoju mylimuoju, mylimąja. Tai asmeninio santykio kūrimas. Kad žmogui būtų lengviau išskleisti meilę, rekomenduojama atrasti savo jungties formą. Dievas gali būti laikomas žmogaus valdovu, šeimininku, draugu, tėvu, motina ir mylimuoju, mylimąja. O kalbant konkrečiai apie maldos praktiką, tai labai svarbu. Taigi savarankiškai studijuojantiems kanoninius mokymus rekomenduojama pamastyti patiems, kokio santykio gyvenime trūksta. Gal trūko gyvenime gero ryšio su kažkuriuo iš tėvų, gal trūksta antrosios pusės ir dėl to kyla dar didesnis troškulys. O gal pripažįstama, kad yra dar daug dvasinės puikybės ir geriau visiškai nusižeminti, pabūti maldoje niekuo, žemės dulke, o Dievą jausti kaip valdovą. Tad pagal savo troškulį reikia pasirinkti, kaip bus žiūrima ir koks bus projektuojamas jausmas, emocija į Dievą, visatą, kūrinyje. Taip atliekant tiek formaliąją, tiek neformaliąją maldos praktiką, per santykį su Dievu sąmoningai pajungiamas emocinis kūnas, sumažinamas ego ir vyksta atsivėrimas per dvasinę galią turinčius žodžius. Maldos rūšys. Žodinė. Daugelis yra pajutę spontanišką norą maldai, natūralią maldingą būseną, kai tiesiog kreipdamiesi į aukščiausiąjį patyrė, kad yra išklausyti.
tačiau daugumai tai pakartoti sunkiai pavyksta. Tobuliausia maldos forma yra tada, kai ji gali būti nuolatos sąmoningai patiriama ir realizuojama. Klasikinis maldos supratimas – tai žodinė malda, speciali žodinė formuluotė. Ją paskiria dvasininkas ar mokytojas pagal mokinio dvasinę būseną ir lygį. Neturint tokio vedlio, galima pasirinkti ir pačiam. Visgi malda neturėtų būti perkrauta žodžių. Maldoje svarbiausia nusiteikimas, jausmas, nuolankumas, atsivėrimas, pasidavimas, įsimylėjimas. Kaip sako šventas Jonas Auksaburnis, ar mūsų malda bus išklausyta, priklauso ne nuo žodžių gausumo, bet nuo mūsų sielų įkarščio. Svarbiausia širdžiai būti čia ir dabar, su tuo, kuriam kalbame melsdamiesi. Žodinę maldą galima atlikti kaip formaliąją praktiką ir pasirinkti tikslų laiką, maldos karolių skaičių. Galima melstis tiek, kiek patinka, na ir gal dar truputį per išmintingą valią, stengiantis peržengti kūno ir ego nepatogumus, atsiduoti dar gilesniam patyrimui, peržengti patogumo ribą būtina. Žodinių maldų pavyzdžiai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Jėzaus malda, Evangelija pagal Matą. 6 skyrius, 9-13 eilutės. Didysis tėve, tėve praamžiau, garbė tau per amžius, šlovė tau per amžius. Iš Audronės Ilgevičienės malda. O didžioji motina, mano širdis tavo širdyje, mano protas tavo išmintyje, mano kvėpavimas tavo alsavime, būk pagarbinta, o motina, ir palaimink mus, tavo vaikus. Iš Audronės Ilgevičienės malda. Rytmetinė malda. O mano šviesus mokytojau, o mano dvasios vadove, pripildyk šią dieną, kaip ir kiekvieną mano gyvenimo dieną, savo šventuoju kvėpavimu. Padėk man nepasiklysti išbandymuose ir nepasiduoti tamsos vilionėms. Padėk man būti ten, kur mano sielai reikia būti. Padėk man atskirti tikrą nuo netikro, savyje ir situacijose. Padėk man nepasiduoti jokiai puikybės rūšiai, nuoskaudoms ir pykčiui. Padėk man nieko neteisti ir nevertinti. Padėk man neišduoti nei manimi patikėjusiųjų, nei tavęs mokytojų. Padėk man atskirti tavo siunčiamus ženklus ir teisingai atsirinkti. Padėk man atverti savąją šviesą, kad per ją susijungčiau su tavo šviesa. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Iš Audronės Ilgevičienės malda. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen. Švento Pranciškaus taikos malda. Viešpatie meilė begalinė, tai šviečia tavo išmintis per amžius manyje ir tai sugebu mylėti, suprasti ir padėti visiems taip, kaip darai tai tu. Viešpatie meilė begalinė, tai skęstu aš tavy. Maldos pagilinimas.
Dažnai nutinka, kad dvasios siekėjas, pradėjęs kalbėti maldą, kol ji nauja, kol jie dar tik mokosi atmintinai, būna visas į ją susitelkęs. Bet tik ją išmokus atsitinka taip, kad lūpos lyg ir kartoja prasmingus ir gražius žodžius, tačiau protas pradeda klaidžioti, vis nuklysta į buitinius ir beprasmius reikalus. Protas tarsi suskyla į dvi dalis. Tai normalu, toks jau tas protas, tarsi laukinis žirgas. Ką daryti? Yra keletas sprendimų. Pirmasis sprendimas. Balsu toliau tęsiama malda, bet viduje mintimis meldžiamasi kita malda, trumpesnė. Arba kartojamas vienas prasmingas žodis, tinkantis maldai, atliekama išoriškai. Pavyzdys. Balsu kartojama. O didžioji motina, mano širdis tavo širdyje, mano protas tavo išmintyje, mano kvėpavimas tavo alsavime. Būk pagarbinta tavo motina ir palaimink mus tavo vaikus. O mintyse nuolatos kartojama ačiū, 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 ačiū ir skęstama dėkingume. Arba tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip ir jaučiamas užtikrintumas bei dvasinė galybė. Jei malda ilgesnė, mintyse galima sakyti ir ilgesnius šaukinius. Viešpatie, meilė begalinė, teskęstu aš tavy. Antrasis sprendimas. Meldžiamasi balsu, bet protas pradeda klaidžioti, aktyviai kurdamas beprasmius vaizdinius. Tada tiesiog apsisprendžiama, kas šios atliekamos praktikos maldos metu sąmoningai bus vizualizuojama. Dievybė, mokytojas ar tiesiog patys maldos žodžiai, lyg švytintis užrašas vidiniame vaizduotės ekrane. Trečiasis sprendimas. Viduje nieko nei kartojama, nei vizualizuojama, o tiesiog maldoje dar labiau koncentruojamasi į garsą, žodžius ar vietą kūne, širdyje tyvuliuojančią Dievo malonę. Vienu metu galima pasitelkti ir visas priemonės – malda maldoje, vizualizacija, koncentracija kūne ir tuo pat metu žengti dar giliau į patybę, į vidinę tylą, į tą dalį savęs, kur nei meldžiasi, nei vizualizuoja, į ten, kur yra pati būtis, gyvata, kur laiko nėra. Protas ir juslės maksimaliai įsitraukusios į praktiką, o savastis amžinybėje. Maldos rūšys – kontempliacija. Kontempliacija – lotyniškai įsižiūrėjimas. Tai didelis susikaupimas, pasinėrimas į apmąstymus, meditacija, susimąstymas. Katalikų katekizme, tai ką jie vadina kontempliacija, šios knygos kontekste vadiname meditacinė malda. O jų vadinama meditacija čia vadiname kontempliacinė malda. Tokį pasirinkimą diktuoja jogos praktikos patirtis ir lotyniško termino kontempliacija reikšmės. Kalbant preciziškai, joginėse tradicijose meditacija yra pratimas be vaizdų ir apmąstymų. Kontempliacijoje dvasia stengiasi suprasti dvasinio gyvenimo kodėl ir kaip, kad įsiklausytų, ko Dievas reikalauja ir į tai atsilieptų. Ta daryti reikia susikaupus, o tai nėra lengva. Paprastai padeda knyga. Tradicija pasirinkęs praktikas turi iš ko rinktis. Tai ir šventieji raštai, ir šventųjų biografijos, ir šventi paveikslai, ir atskiroms dienoms ar laikams skirti liturginiai tekstai, ir dvasinio gyvenimo žinovų raštai, bei kiti dvasingumą ugdantys veikalai. Žinoma, padės ir elgesio regulos realizavimas kasdienoje. Apmąstyti tai, kas skaitoma, reiškia įsidėmėti tai ir pritaikyti savo. Čia atsiveria kita gyvenimo knyga. Nuo minties einama prie tikrovės. Kiek parodai nusižeminimo ir tikėjimo, tiek atrandi ir dvasios paskatų, kurios jaudina širdį ir gali būti įžvelgiamos. Norint pasiekti šviesą, būtina daryti tai, kas teisinga. Viešpatie, ko nori, kad daryčiau? Kiek yra dvasinio gyvenimo mokytojų, tiek yra ir meditacijos metodų. Krikščionis privalo mąstyti reguliariai, kitaip jis bus panašus į uolėtą ar erškėčiuotą dirvą iš palyginimo apie sėjėją. Tačiau metodas yra tik vadovas. Svarbu su šventąja dvasia žengti priekin vieninteliu maldos keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Meditacija pasitelkia mintį, vaizduotę, jausmus, troškimus. Toks susitelkimas yra būtinas, norint geriau perprasti tikėjimo įsitikinimus. Paakyti širdį atsiverti ir sustiprinti norą sekti Dievu.
Krikščioniškai maldai labiausiai tinka apmąstyti Kristaus slėpinius, skaitant apie dieviškuosius dalykus arba kalbant rožinį. Kai krikščionio Oriogeno protas prisipildo minčių iš dieviškųjų taurių, dar labiau pasineriama į apmąstymų maldą. Žodinė malda virsta kontempliacinė malda. Tada žodžių tarti norisi vis mažiau, balsas tampa vis tylesnis ir galiausiai viskam nutilus prasideda kontempliacija. Mintyse vyksta dieviškųjų tiesų apmąstymas. Malda kaip simfonija virpa prote, esybėje, o tuo pat metu per maldos žodžių esmę apmąstomas gyvenimas kasdienos buitinės situacijos. Kontempliacija – tai laukimas tyloje ir ramumoje, stebint nurimusį minčių vandenyną, leidžiant skverbtis nežemiškai į meiliai. Kontempliacija – tai tyloje skambantis dvasios šnabždesys ir jos klausymasis vyksta tik širdimi. Kontempliacija yra žavesio apgaubtas dvasios būsena, kai ji išgyvena gražesnės už save būties realybę. Patiriantys tikrą kontempliaciją sako, kad jos metu esame apgaubiami žavingumo to, kuris už mus daug gražesnis. Tai yra paties viešpaties. Kontempliacija yra ne kas kita, kaip paslaptinga, maloni ir mylinti Dievo įtaka. Dievo, kuris, jei tik jam netrukdoma, uždega dvasią meilę. Citata iš Thomas Merton. Kontempliacinė malda kartais manifestuojasi ilgai būnant žodinėje maldoje, o metams einant ji pasiekia dar gilesnę stadiją ir tampa vis dažnesnė ir labiau dominuojanti nei žodinė formali malda. Bėgant praktikos mėnesiams ir metams, kontempliacija, mąstymas apie Dievą tampa vis natūralesni, spontaniškesni ir kasdieniai. Tai neformali ir natūrali praktika. Dievas užvaldo protą ir tai nuostabu. Pradedama vis giliau išgyventi, kad įsimylėjus vieną, atsidavus vienam, įsimylima visa gyvybė, visa būtis. Ir toji būtis atsiveria beribiais Dievo veidais ir formomis. Kontempliacijos zenitas – tai nuolatinis Dievo buvimo atminimas per visos dienos pasireiškimus. Kuo daugiau natūralios dvasinės kontempliacijos patiriama ne per formaliąją praktiką, tuo daugiau ramybės ir vedimo esti gyvenime. Kontempliacija pasireiškia dažnai spontaniškai, tik daugelis nemoka jos išlaikyti ar sąmoningai į ją panirti ilgesniam laikui dėl savo neramaus proto ir koncentracijos trūkumo. Pavyzdžiui, kai įsižiūrima į Jėzaus ar Krišnos atvaizdą, jaučiamas bekraštis dėkingumas, žavėjimasis, ilgėjimasis ir pasitikėjimas, o esatis pradeda pildytis meilės galios. Tai ir yra kontempliacija. Praktikuokite ją kuo dažniau ir kuo ilgiau. Maldos rūšys – meditacija. Galiausiai maldos, koncentracijos jėgos ir dieviškųjų minčių gausos derinys manifestuojasi į dvasinę tylą. Tai ne tas pats, kaip tiesiog sėdėti tyloje ir kažko laukti ir klausytis tylos. Tikra meditacinė malda atsiskleidžia tik realizavus pirmosius 2 etapus. Tada nelieka žodžių, nelieka vaizdinių. Peržengiamas ir tas kontempliacijoje likęs intymumo momentas, kai tarsi nebyliai be žodžių žiūrite į mylimąją ir grožitės ją. Tarsi žiūrėtumėte į savo kūdikį, kuris nesupranta, ką sakote, bet akių kontaktas ir jausmas pasako daug daugiau nei 1000 žodžių. Sąmonė, dvasia plečiasi ir tirpstant dualumui patiriamas kosmiškumas, gilesni vėsios dvasinės pagavos lygiai. Jei gilioje kontempliacijoje vis dar jaučiamas dualumas, tai maldingoje meditacijoje jo jau nebelieka. Meditacinės maldos blyksniai gali manifestuotis ir tik dvasinį keliu pradėjusiam žengti ieškotojui. Tik jų neįmanoma stabilizuoti be disciplinuotų dvasinių pratybų. Natūralu, kai nuoširdžiai pradėjus žodinę maldą tęsiama pakankamai ilgai, tada ji manifestuojasi į kontempliaciją ir galiausiai į meditaciją. Einant metams žodinės maldos mažėja, o kontempliacijos ir tylos daugėja. Kasdienėje meilingoje tyloje galiausiai pasiekiamas toks apogėjus, kai daugelis šventųjų tiesiog nebegali gyventi mieste, išbūti triukšme, tarp aplinkos sukeliamų sunkių minčių srautų.
Vienuolio arba jogino subtiliosios kūno sistemos tampa tokios atviros, pro visas poras besiskverbiančiai būčiai, jog užtirštų arealų žemos ir sunkios vibracijos tiesiog plėšte plėšo šventųjų gyvybinės sistemas. Štai kodėl visais laikais giliai su dvasia susijungę Dievo mylimieji traukdavo į kalnus, dykumas, miškus ar vienuolynus, gyvendavo ir gyvena atokiau nuo miestų ir neharmoningos aplinkos. Svarbus pastebėjimas. Krikščionys neturi specialaus veiksmų algoritmo, kaip peržengti palaimingą nedualumą ir kaip jį praktikuoti, vystyti. Visgi iš Švento Antano Egiptiečio ir kitų dykumos tėvų biografijų matome, kad kai kurie jų mokėjo tą padaryti ir realizavo, bet išorinėje pasaulietinėje krikščionybėje tokios metodikos nėra žinomos. Tikėtina, kad tai gali būti tam tikrų vienuolynų kompetencija. Budizmas turi šią metodologiją, tai yra siūlo mokymą joginui ar joginiai, ką daryti toliau pasiekus šį gylį. Mahamudros ir Dzogčeno mokymai gana lengvai prieinami vakarų kultūroje, nes tai natūrali joginų kelio etapų dedamoji. Apibendrinimas. Galima sakyti, kad žodinė malda, kontempliacija ir meditacinė malda nėra tikra realybė ar kažkas statiško. Tai tik tam tikros nuorodos, tam tikros etiketės, preliminarūs etapai arba pasirinktos ir efektyvios praktikos gyliai, kuriuos pasitelkėme siekdami apeiti proto inertiškumą. Apeiti tam, kad paliestume kuo daugiau savęs per maldą ir sąmoningą pasirinktą jos prasme. Viską lengva suprasti, jei žmogų simboliškai suskaidome į šiuos planus – fizinį kūną, emocijų ir jausmų kūną, mentalinį kūną ir sąmonę, dvasinį, palaimingą ir nedalomą kūną. Žodžiai tai vibracijos ir žodžiuose yra prasmė. Visa tai keičia asmenybę iš kažko į kažką tobulesnio, tikresnio. Ir šie metodai yra skirti fiziniam kūnui nusiteikimas, jausmų kūnui, prasmė mentaliniam kūnui. Taigi, kuo geresni koncentracijos įgūdžiai, tuo daugiau metodų pasitelkiame, tuo greitesnė ir gilesnė transformacija vyksta. Tai vyksta iki tam tikro etapo. Gerai įvaldžius koncentraciją ir sudvasinus protą, išorinių metodų mažėja, o kontempliacijos ir meditacijos daugėja. Mantra. Sanskrito mantrų kalbėjimas vakarietiškos ezoterikos kultūroje yra pakankamai paplitęs. Mantra yra tam tikrų skiemenų junginys, dažniausiai kartojamas išskirtinai norint suaktyvinti, auginti ar nuslopinti subtiliojoje žmogaus anatomijoje esančias energijas, savybės, charakteristikas. Arba neutralizuoti, išvalyti psichoemocinės traumas, ego agregatus. Žmogus yra psichoenerginė sistema, sudaryta iš organų, kraujagyslių, nervų sistemų, meridianų, nadžių, čakrų. Tai yra iš fizinio, emocinio, mentalinio ir kitų dar subtilesnių kūnų konglomerato, kuriuos visus jungia vienas terminas – vibracija. Kai mantra naudojama laikantis dvasinės tradicijos bei kanonų elgesio taisyklių ir yra ryšys su patyrusiu mokytoju, ji meditacijos metu yra saugi ir be galo veiksminga dvasinė priemonė. Reikėtų pabrėžti, kad netgi efektyvesnė nei žodinė malda. Daug mantrų neturi net tiesioginio vertimo, nes tai yra tam tikras skiemenų junginys, vibracija, kuri veikia išskirtinai tikslingas žmogaus psichinės ir dvasinės plotmes. Rekomenduojama vengti savavališkai pasirinkti mantrą iš knygos ar interneto ir ją praktikuoti, kad nebūtų pažeistos psichikos dedamosios ir neišsivystytų neadekvatumas supančiai realybei. Beje, daugelis viešai prieinamų mantrų išvis gali neveikti, nes kad jos suveiktų, tam tikros psichikos dalys ir charakteristikos turi būti prieš tai suaktyvintos įvadinių ir papildomų praktikų, kurios įeina į pasirinktos tradicijos metodikų rinkinį. Tiesiog paprastai iš tradicijos konteksto paimta ir savavališkai naudojama mantra dažnai gali būti arba pavojinga, arba neduodanti aplamai jokio apčiuopiamo ar ilgalaikio efekto, nebent tik laikiną proto nuraminimą, lyg raminamieji vaistai. Daug daugiau naudos kelyje suteiks nuoširdžios, ilgos žodinės maldos, nes sava kalba atliekamos maldos galia ir jos pasireiškimas kasdienoje daug lengviau suprantami ir suvaldomi.
Paimkime kaip pavyzdį mantrą Om, kuri rodos yra gana neutrali. Ji pati turi daugybę variacijų. Vienų mokyklų atstovai ją kartoja vienaip, kitų kitaip. Vieni kartodami šį skiemenį ir tardami garsą M prispaudžia liežuvį prie gomurio, o kiti ne. Vienos mokyklos praktikai kartodami ir kontempliuodami šį garsą koncentruojasi į vieną čakrą, kitos į kitą. Vieni šiai mantrai taiko vizualizacijas, kiti ne. Visos šios mokyklos turi savo įvadinės filosofinės pakraipas, skirtingas parengiamasias praktikas, panašias, bet skirtingas elgesio kanoninės regulas ir taip toliau. Taigi būtent dėl šių priežasčių knygoje nepateiksime jokios mantros aprašymo ir taikymo instrukcijos. Įgarsino Mahajana akademija.